Labas rytas, nauja diena, šiandien vaikų atostogos ir važiuoju apsipirkti valgyti šį kartą vieną, be vaikelių. Taigi, ką įsigysiu, būtinai parodysiu ir jums. Tikiuosi, kad nors rasiu, lietutis lyja, bet tikiuosi rasiu kažką valgyti pirkti, nes šiandien yra trečiadienis, antradienis buvo po Velykų antrą dieną. Ne, Velykų antrą dieną ir tada antradienis, tai net negalvojau važiuoti, nes galvojau tikriausiai nieko nebus. Tai važiuoju šiandieną, tikrai kažką atrasiu. Šiandieną visai neblogai iš tikrųjų nusipirkau, manau, ir labai džiaugiuosi. Datulės, čia kokoso pienas, čia graikiniai riešutai, tada yra gysločio labelės, rankinėlė trukdo, gysločio labelės, lęšiai, yra spanguolės, ten kažkur razinos dar ir dar datulės, kurios mes matom. Kitos datulės, kur riešutai. Tada yra saldi bulvė, špinatai, daug paprikų ir tenai saldi bulvė. Ten yra svogūnai, o čia yra saldi bulvė. Toliau yra brokoliai, gavau po 5 centų už vienetą, žiauriai džiugiuosi, o saldi bulvė buvo po 1,70 €, paprikos 2,40 €. Toliau yra daug agurkų, nežinau kiek kainuoja kilogramą, bet šitą labai skanus. Kopūstas 5 centų kilas. Čia tose maišeliuose nusipirkau baklažano, kainavo euras kilas, tai pasiėmiau, kad spėčiau orkitės, nes labai pasilgom, vaikai labai norim, labai skanu. Ir čia yra salierai ir dar čia yra pasislėpę švieži kopušiukai 3. Tai tarp žalio maišiuko nelabai ir jie matosi, kaip suprantu. Bet, žodžiu, 3 maži kopušiukai šviežia. Tai tiek apsipirkau iš Urmo, kaip matėte, geriausia kaina buvo baklažanas po eurą už kilą, brokoliai 5 centų už vienetą. Jie iš tikrųjų labai geri, nebuvo ten tie, kai būna surytę, pageltonavę, vienas buvo, bet to neėmiau, bet visi kiti 4 labai geri. 2 paėmiau iš pradžių, paskui grįžtant, praėjau galvoju, dar 2 nupiršiu, nes labai mėgstam. Ir vaikai mėgsta, ir mes, ir į makaronus, ir į daržovės, ir su grikės, su bet ko, žodžiu, tobulai yra. Taigi, atrodo, apsipirkau šurmo nemažai, pomidorų nenusipirkau, bet ir nebuvo, kad būtų man jie gražus, nes šiaip Urmas ganėtinai yra tuščias. Dabar važiuosiu iki Baivos, nes noriu nusipirkti aguonų, nes toj planuoju važiuoti pas draugę, o ta draugė labai mėgsta mano aguoninį pyragą, ir jos vaikai mėgsta, ir mes mėgstam, tai vadinasi, kepsim aguoninį tą pyragą, kad nusvežti pas draugę, tai tik tai trūksta vienintelių aguonų. Tai važiuoju iki Baivos nusipirkti aguonų, nes čia didmenos skyriuje nebuvo pirkti. Važiuojame kartu dabar iki Baivos, gal dar ką nors susipirkti, žinoma, parodysiu jums. Kaip ir sakiau, nusipirkau aguonų. Daugiau nieko nepirkau, nes iš tikrųjų nieko nesugalvojau, nors vienų prieskonių neatsimenu, bet galvoju, juos labai retai naudoju. Ten mažas likutis, tai nebūtina pirkti. Dabar važiuojam iki Maksimos ir tada jau iki Lidlo ir tikiuosi kažką rasiu. Lidle mačiau, kad tulikinėm yra tam dideliam milžiniškam pakui nuolaida ir tam rankšluostiniam popieriui. Tai tuos būtinai nusipirksiu, daugiau net nežinau, nes Urme iš esmės nemažai ką prisipirkau, nebent tik pomidorų reikėtų. Ir dabar važiuojam pirmą iki Maksimos, nes Maksimą mačiau yra koinėm nuolaida, kadangi koinės susidėvėjo kažkaip kaip nekeista visiems labai greitai, tai reikia nupirkti naujų. Tai važiuojame kartu. Kaip matėte, Maksimoje nusirbiau koinės, tai vadinasi, koinių dabar turėsime, iki kito, kol bus nuolaida, nes dabar kai 1% nuolaida, tai apsimoka pirkti daugybę koinių prisipirkti ir nešioti kiekvieną dieną skirtingas, kai reikia. Taigi, važiuojam dabar iki Lidlo, kai įsigysiu, parodysiu. Nuvariau Lidlą, žiūriu to tulikinio popierio, žiūriu mažesnis, bet galvoju, nebus to didelio, pirksiu mažą. Ir einu per daržovės ir pamačiau, kad paprikos kainavo 3,9 centai už kilą. Aš prisikroviau pilną dėžę ir einu ir paskui tas pardavėjas klausia, tikrai 3,9 centai. Sako, jeigu parašyta, tai taip ir yra, sveria akurat, tai žinokit, koks 6 kils paprikų. Tai valgysiu kiekvieną dieną, nes nerealiai man jau skanius. Dar gal nusipirčiau, bet netilp man jau šaldytuvą iš tikrųjų. O balkone nepalikčiau, nes kokie paukštukai užpirko netyčia. Taigi, toks mano maisto apsipirkimas. Iš tikrųjų biškai pavargau, truputį nosį pašalau ir rankas. Šiaip kūnui nėra šalta, bet
toks vėjas ir dar biškį lietutis, tai nefainas oras, bet apsipirkau ir nerealiai gerai gavau viską. Dar be to avokado buvo su nuolaida, tai yra avokado dėl to paėmiau. Tai viskas, tam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mūsų palaikyti, nes palaikymas labai svarbus. Tai iki kito video. Beje, tikiuosi matėte praeitą mano video su makaronų receptu, nes tie makaronai nerealiai skanus ir tikrai skanus. Nerealiai skanus ir tikrai sotus. 2 kartus pakartonu, bet nieko tokio. Čia naidėsiu viršui tą nuorodą, kad dar kartą galėsi pažiūrėti tuos makaronų labai paprastą receptą. Makaronai su pupelėm, brokoliais ir pievagrybiais. Tobulas skonio. Jau keli žmonės išbandė ir gavo atsiliepimus, kad tikrai skanu ir net vaikai valgo. Tai to labai džiaugiuosi. Tai viskas dabar tikrai iki.